Sveiki, gyvai iš studijos laidoje svečiuojasi Ana Popok, menininkė, dailės ir keramikos mokytoja. Sveika, Ana. Labas. Papasakok mūsų žiūrovams apie save. Tai esu menininkė keramikė ir esu Kūrėjo kelias įkūrėja. Ir daugiausiai užsiiminėjau keramiką, vedu užsiėmimus visiems, tiek šeimoms, tiek vaikams, tiek suaugusiam. Taip pat kuriu ir keramikos gaminius pagal užsakymą, užsiiminėjau kūrybą. Tai tiek iš mano kūrybinės veiklos. Ar užsiimėjai kokią veiklą iki meninių dalykų, iki visos keramikos, ar kažką dirbai? Iki meninės veiklos, kūryba lydėjo mane nuo pat mažens, tai baigiau ir meno mokyklą, vėliau įstojau į Vilniaus dailės akademiją, keramikos specialybę, tada pasukau į pedagoginį kelią, dirbau keliose mokyklose, darželiuose, tai dar baigiau ir dailės edukologiją, magistro studijas. Ir taip pat mane gavosi, kad nemažai metų pradirbau sanatoriniai mokykloj ir dirbau su vaikais, kurie turi įvairias negalias. Taip pat mane labai domina terapija ir baigiau dailės terapijos metodų taikymą. Labai įdomu. O koks yra tavo požiūris į meno terapiją? Ką apie tai galvoji? Meno terapijos gal toks terminas labai išpopuliarėjo. Labai dažnai gal žmonės naudoja kaip savoką, kad nori pailsėti, bet iš dalies tai yra gydymas menu. Tai yra tokia psichoterapinė forma, kuri buvo galbūt anksčiau naudojama gydant žmonės su negale, reabilitaciją atliekant, kažkokias traumas, kurias labai žmonės patyrė sunkės. Bet jinai taip pat yra kaip ir naudojama žmonėm, kurie neturi psichologinių didelių problemų, tiesiog atsipalaiduoti, nuimti stresą, nerimą, labiau tokiam atsipalaidavimui. Ar tu savo veikloje taikai būtent šią terapiją meno, tarkim, man atrodo, pas tavai yra molio terapija, ar ne? Taip, iš tikrųjų gal labai stengiuosi, kai pas mane ateina žmonės, jiems sukurti labai tokią palankę sąlygą atsipalaiduoti, nevartoju tokių galbūt frazių gražu, negražu, labai stengiuosi, kad žmonės panirtų į tą kūrybą ir skatinu savo mokinius tiesiog būti tame procese, nesiekti to tobulumo, nes jisai ateina su laiku, bet ir išbūti tame laike. Tai kas man yra svarbu, kad žmonės iš tikrųjų atėjo pas mane, jie išėjo pailsėję, laimingi. Papasakok truputį plačiau, kaip vyksta visa šita veikla su moliu. Ką jūs darot, ką lipdot, kaip tai vyksta? Tai kai ateina pas mane žmogus, aš paklausiu, ar jis turėjo patirtį su keramika, dažniausiai visi atsako, kad vaikystėje yra kažkur laikė būrelį ir ko jisai norėtų, kokio rezultato norėtų. Jisai papasakojo, ką norėtų, arba tai projektą, ar tai dovana. Ir tada mes susėdam, apgalvojam, po žingsnelį aš jam papasakoju, kokius žingsnius reikia padaryti, papasakoju apie molio savybės, parodau iš tikrųjų, taip po žingsnių, ką reikia daryti, jeigu jis nori kažkokią rezultatą padaryti. Ir kiekviename žingsnė aš būnu šalia ir jeigu kažko nesupranta, tai aš prieinu, parodau iki to galutinio tikslo. Ar tu pati tuo metu kažką lipdai, ar visgi labiau atlieki tą mokytojo, pavadinkim, lydinčią vaidmenį? Jo, kurti man yra sudėtinga, nes susikoncentruoju labiau į mokinius, tai labiau stengiuosi galbūt nekurti, o būti šalia ir galbūt patarti. O ką tau pačiai reiškia pasinerimas į keramikos lipdymą, į keramikos dirbtuves? Man iš tikrųjų labai naudinga pakeisti aplinką. Iš tikrųjų, kur aš vedu pamokas, man labai sudėtinga kurti, nes aš galvoju apie pamokas, apie tos mokinius, kurie ateis. Ir aš labai dažnai pakeičiu savo aplinką arba lipdau kitoje patalpoje, taip pat namie aš turiu dirbtuves.
Tai dažnai aš kuriu tenais ir labai stengiuosi išjungti telefoną, kad niekas man neskambintų ir kad būčiau čia ir dabar. Aš bandau įsižeminti, tai kartais aš darau užsakymą, tai jau yra ten laiko terminai, tada galbūt mažiau būnu procese, galvoju, kaip čia padaryti, bet man labiau patinka kurti iš tokio pajautimo. Kartais aš neturiu jokio rezultato ir aš tiesiog, kuriu, kas man tuo metu yra aktualu. Kartais tai transformuoju laikui bėgant. Tu minėjai, kad eini kurti tiesiog kažkokį gavus užsakymą, ar ne? Kokie užsakymai dažniausiai ateina? Ko žmonės nori? Šiaip dažniausiai žmonės nori įvairių indų, kartais su užrašais. Tai gali būti kažkoks ir meilės užrašas. Turėjau tokį labai įdomų užsakymą krikšto tėvams. Tai dariau didelės lėkštes ir man atsiuntė mažų vaikų piešinėlis. Ir man reikėjo tas piešinėlis atkartoti ant to indo. Ir tai buvo dovana krikšto tėvams ir man atrodė, kad tai yra labai jautru ir labai gražu. Ir taip pat man labai patinka, kai galiu daugiau kūrybos įdėti. Man labai nepatinka kopijuoti darbus, bet man labai patinka kažką kurti. Taip pat vienas užsakymas galbūt man įsiminė, kai man reikėjo ant vazos, man atsiuntė mokinių nuotrauką. Tai buvo skirta dovana auklėtai ir man reikėjo išpiešti kiekvieną mokinį su jo emocija. Tai šitas darbas man buvo ganėtinai įdomus, pamatyti tą vaiką savo akimis. O tai kaip tu darai? Ar tu kažkaip pridedi tą nuotrauką ir tu bandai kaip kalkės principą naudoti? Ar tiesiog šalia turi ir tada jau raižai? Mano nebuvo tikslas, aišku, labai tiksliai ten nukopijuoti, bet tiesiog galbūt parodyti, kad atpažinti tą vaiką. Tai nekopijavau, tiesiog iš nuotraukos žiūrėjau. Tiesiog tikras detalės uždėdavau. Geras, labai įdomu pamatyti rezultatą iš tikrųjų. Šiaip čia labai gera dovana krikštynams arba kažkokiai kitai progai, ar ne? Bet labai dažnai ateina patys žmonės nusilipdyti tą dovaną, kad tai būtų jų rankų darbo dovana, nes man atrodo pati mieliausia dovana nėra pats kaip ir daiktas, bet tiek, kiek žmogus įdėjo ten meilę savo laiko, tai labai dažnai ateina kalėdom tą progą ir tikrai daro kažkokį savo, jie žino to žmogaus pomėgį, įdeda tą kažkokį tai jo simbolį arba, tai man atrodo labai gražu ir jautru stebėti, kai žmonės tikrai labai daug savęs įdeda. Taip, tikrai. O ar užtenka vieną kartą ateiti keramikos dirbtuvės užsiėmimą? Šiaip keramikai mažiausiai reikėtų 2 kartų, nes vis tiek gaminys yra lipdoma iš molio, jisai džiūsta priklausomos nuo darbo. Ir kuo didesnis darbas, to jisai ilgiau džiūna. Kartais gali džiūti iki 3 savaičių, jeigu tai labai didelis darbas. Ir po kelių dienų jisai keliauja į pečių, aš įdegu prie aukštos temperatūros ir tada po savaitės ateina jau glazūruoti. Ir tada vėl degu ir tada maždaug po savaitės. Bet yra atvejai, kai yra renginiai ir žmogus nori tiesiog vienam kartui. Tai yra kita alternatyva, yra specialūs dažai, kurie tinka tam moliui neišdegtam. Yra tam tikri pigmentai, tai jie nulipdo ir iškart dekoruoja. Bet vis tiek jie tą darbą nepasiema iš karto, aš turiu išdegti ir dar padengiu tam tikrą glazūrą, nes glazūra yra reikalinga, jeigu tą objektą naudoti maistui. Nes gali būti vaza neglazūruota arba kažkokia skulptūra, jinai gali būti be glazūros. Bet kaip puodelis, tai vis tiek turi būti jisai padengtas glazūra. Taip. O tu į savo dirbtuves taip pat įtraukiai, mačiau visai naujieną pas tave tokią kanklių muziką, ar ne? Kaip gimė tokia mintis? Iš tikrųjų, tai muzika man labai patiko nuo vaikystės ir turėjau tokią svajonę išmokti groti kažkokį instrumentą.
Ir vyresniose klasėse aš norėjau jau eiti mokytis, bet mane kaip ir visi atkalbinėjo, sako, nu tai kaip ir pabaigsi mokyklą, tai tą muziką numes į šoną, o 12 klasė reikės dar egzaminam ruošti, nu tau čia ne iki muzikos. Nu, aš nustumiau į šalį, aišku, tą muziką. Ir galbūt visai neseniai aš susipažinau su kanklėm, nes man kanklės yra labai, jie turi tokį labai švelnų garsą. Tokį terapinį garsą. Ir mano draugė kaip tik mokina kanklėm groti ir aš jai pasiūliau, o nenori ateiti į mano pamokas pagroti. Ir nes man pasirodė, kad muzika gali iš tikrųjų priartinti žmogų prie jo vidinių jausmų, nes jinai atkuria tam tikrus kūrybos kanalus, kuris suteikia tokią atmosferą, kur žmogus negalvoja apie rezultatą, bet būna tame procese. Tai mes surengėm kol kas tik tai vieną tokį renginuką ir turėjom labai gerų atsiliepimų, nes vieni žmonės iš tikrųjų pasako, kad ta muzika jos grąžina kažkokios vaikystės prisiminimus, buvimas su močiute, jiems primena tai kažkaip močiutė verpstėm siuvo. Ir tie darbai gimė labai unikalūs, jie gimė iš jų kažkokių vidinių pajautimų. Tai ne, dauguma kuria kažkokias tikrai įdomias ir paskui mums papasako istoriją, kodėl va tie darbai gimė. Bet jie tikrai neatėjo su tam tikra nuostata, kad va dabar tai darysiu, tiesiog tai gimė. Ir mes tiesiog nutarėm, kas nuo karto tiesiog organizuoti tokius renginius, kad žmonės galėtų patirti tą kūrybos džiaugsmą. Nes kiek aš pastebiu, pas mane ateina mokiniai ir aš jų klausiu, koks jų santykis yra su kūryba. Sakom, mokyklai mokėmės, mane sukritikavo dailės mokytoja, dabar nebenori kurti, aš nemoku. Ir aš jaučiu, kad žmonės turi tą vidinį kritiką, dėl to, kad jie kurdavo iš kažkokių taisyklių, šablonų, ir jie iš tikrųjų praranda tą jau kūrybos džiaugsmą, kai galima kurti tiesiog savo vidinį pajautimą. Ir tas kritikas tikrai labai stabdo, bet muzika galbūt tokia kažkokią padaro neformalią, aš nežinau, atmosferą, kur tikrai nieks nekritikuoja, nieks nelygino, o tiesiog tai yra kūryba kaip ir savo. Ir aš manau, apskritai muzika kūryba labai, labai padeda. Apskritai dabar yra ir taikoma nemažai sričių muzikos terapija. Tai turbūt tas pasirinkimas kanklės yra labai geras, manau. Taip. Nes, kaip minėjai, kanklių muzika yra tokia savotiškai rami. Taip, ir dailės pamokose lygiai taip pat aš irgi taip pagalvojau, mokyklai, tiesiog būdavo liepta. Nupieškit ten peizažą, nupieškit šitą vazą, nupieškit dar kažką. Ir tai jau būdavo įspraudimas į rėmus kažkoks. Tai turbūt dauguma, galbūt ir atsimenant tas visas dailės pamokas ir nelabai lieka noro kitą kūrybą tiesiog pasinerti. Taip, pas mane ateidavo mokiniai, kurie pabaigė ir aukštasias mokyklas, bet jie po jų nieko nekurdavo, nes jie tiek turėtų akademinio piešimo. Ir jiem tiesiog yra galbūt įzulinta, atsibodi. Ir aš pati iš tikrųjų, kai pabaigiau akademiją, aš pasakiau, kad aš daugiau niekada nebekursiu. Aš tiek patyriau nerimo, streso, aš tiek turėjau daug baimių per peržiūras, kad mane sukritikuos, kad mano darbą nepriims. Ir aš supratau, kad aš po baigimo neturiu noro kurti. Man reikėjo vėl prisipratinti, vėl atrasti tą džiaugsmą po mažais žingsneliais. Tai tikrai nebuvo lengva. Taip, viskas gimsta, ką aš mokinu ir ką aš pasakoju iš tikrųjų iš savo patirties. Ir tas pats ir atsipalaidavimas, aš tikrai labai buvau žmogus nerimastingas. Ir man ta muzika tikrai padėdavo atsipalaiduoti. Taip. Tu taip pat vedi ir tapybos būrelius, taip? Šiuo metu nevedu, aš vesdavau jos praeitais metais. Aš planavau
buvo viena moteris, jinai yra kūrybiška, norėjo vesti, jau parašiau projektą, kad gauti finansavimą, bet paskui pamatau, kad aš tiesiog nebespėju. Ir man buvo labai svarbu kokybė, ne kiekybė. Ir tiesiog nutariau, kad tą veiklą aš deleguosiu kitam žmogui, kuri artima ta tapyba. Ir aš manau, kad tiesiog liksiu prie keramikos, bet tapyba, kol kas man tapyba yra savirealizacija, aš pati tapau. Bet manau, kad mokinti žmonės man tiesiog per sudėtinga yra kol kas, nes nebespėsiu su savo kitom veiklom, būtent su keramika. Nes labai tikrai daug jėgų atiduodu keramikai. Taip. O koks stilius tau tapymo labiausiai patinka? Ar tu pati paveikslus kažkokius savo namuose tapai, ar tai labiau tik ant popieriaus nugula kaip eskizai kažkokie? Šiuo metu važinėjau į vieną studiją, mes piešiame iš natūros, tapome, tai mokinuosi šitų įgūdžių, bet taip pat man patinka tapyba tokia galbūt surrealistinė, su tam tikrom simboliais. Kol kas tai yra tik tai mano malonumams, nepardavinėju, kartais rengiu taip pat parodas iš tapybos. Labai įdomu. Kur galima pamatyti? Čia Vilniuje, taip? Paskutinį kartą buvo surinkta paroda, tai buvo Lejūnuose už Utenos. Nes ten mes važiavom tapyti su grupė žmonių į plenerą, tai tiesiog ten surengėm tokią grupinę, ten buvo paroda. Savo kaip autorinės kol kas aš nerengiau. Manau, kad tai bus ateityje. Manau, kad taip. Jeigu norėsi, tai tikrai taip ir bus. O ar norėtum galbūt pakeisti sritis, keramiką šiek tiek į šoną, o tapybą perkelti į pirmą planą? Nebuvo tokių minčių? Iš tikrųjų, kai aš norėjau stoti į dailės akademiją, tai mano sritis buvo tapyba. Dėl to, kad su keramika aš susipažinau jau mokindamosi keramikos specialybėje, bet anksčiau aš net nebuvau labai susipažinus su keramika, aš net neįsivaizdavau, kas tai yra. Bet kai aš atvažiavau studijuoti į dailės akademiją, ten buvo atvirų durų diena ir aš pamačiau, kad keramikoje galima ir tapyti ant jos. Ir aš pamačiau labai, kad keramika yra labai plati sritis, kad galima ir eksperimentuoti ir galbūt galėčiau pakeisti, kartais taip, dėl įvairumo, manau, verta kartais keisti, bet aš manau, kad vis tiek galbūt liksiu prie keramikos. Tu taip pat dalyvauji privačiose renginiuose, ar ne? Taip, organizuoja tokius renginius, tai jau labiau skirta grupiai, tai ateina įmonės, kurie nori galbūt sustiprinti savo bendradarbiavimo ryšius, galbūt susipažinti su kolegom, nes dabar yra darbas iš namų, vieni kitų nepažįsta, tai kartais ateina susipažįsti mano studijai. Tai būna esmė, todėl kad tai būna per vieną kartą. Tai galbūt nesmė padaryti kažkokį tai tobulą kūrinį, bet tiesiog pasibūti, palipdyti, pasidžiaugti. Taip pat kartais organizuoju, atvažiuoja šeimos, paleisti laiką su savo vaikais, taip pat rengia ir pasimatymus. Tikrai? Kartais panelė arba vaikinas surengia pasimatymą keramikos studijai, jie atvažiuoja ir padaro tokią staigmeną. O, gerai. Tai jie, kadangi būna vieni, tai aš sukuriu tokią romantišką aplinką, žvakės, rami muzika. Ir tai būna galbūt kitoks pasimatymas, nes žmonės galbūt susipažįsta iš kitų pusių vienas su kitais, nes kurdami jie pažįsta, kas kam patinka. Stilius kažkoks, vienam gal patinka lėkštis, kitam podelis. Kartais jie vieną tą darbą daro. Ir taip pat aš pastebėjau, kad vaikai su tėvais, jie yra irgi labai laimingi. Nes vaikai labai nori galbūt tėvam parodyti tokį kaip ir ką jie moka arba savo kažkokias
vat, pasidalinti mintimis ir aš tiesiog pastebiu, kad ta kūryba, tie renginiai, kurie užsisako žmonės, labai stiprina jų ryšiai stiprėja, nes lieka kažkokie bendri prisiminimai, įspūdžiai. Ir tie darbai, aišku, lieka kaip prisiminimas. Jie turi namuose ir paskui jie prisimena ar atsiminė, kad mes ten buvom, darėm. Procesą visą. Jo, visą tą procesą atsimena ir aš manau, kad tai yra labai daug gerų emocijų sukelia. Be abejo. O renginiuose, tai tarkim, įmonės ar ne kažkokie vakarėliai, ką ten daugiausia gamina, kokius lipdinius? Įtariu indai. Kažkaip taip, indai, jie galbūt pagalvoja, ką praktiškai namie praverstų. Ir žmonės neturi savo ranko darbo indų, jeigu kažkur jie nelanko arba nieks nepadovanoja, tai jie nori turėti ranko darbo indą. Kartais daro savo augintiniams indus, pagalvoja ir apie savo augintinį. Kai kurie pagalvoja, kad norėtų kokią savo ranko darbo turėti puodelį su savo kažkokiu firminiu užrašu. Tai jo, dauguma indai būna. Ir turbūt viskas vyksta greičiau, ar ne, renginiuose? Galima tiesiog, kaip minėjai, nudažyti kažkokiais dažais, ar ne, ir tik tais... Visas procesas trunka 3 valandas. Tai į tą procesą įdeda ir įeina ir mano, kaip ir teorija, paaiškinu, nes yra tam tikri savybės molio, kurias reikia žinoti, ir dekoravimas, ir taip pat, kadangi palieku biškį laiką, kad žmonės pabendrautų, kad nebūtų to skubėjimo. Reikia padaryti, kad jie galėtų ir pabendrauti, ir pasibūti, ir nejaustų to skubėjimo. O kokia yra tendencija? Dabar artėja švenčių metas, ar ne? Ar gamina žmonės savo, tarkim, kokius papuošimus namuose, žaisliukus ar panašiai? Taip, gamina eglutės žaisliukų, žvakidės labai mėgsta, įvairius dekorus. Tikrai dabar labai, man atrodo, populiaru yra turėti tokį namų akcentą iš savo ranko darbo padaryti. Dabar, man atrodo, apskritai žmonės mažiau perka, bet stengiasi. Taip, kad tas daiktas turėtų tam tikrą vertę, ar ne? Kad apskritai, kai tu pats savo darai dirbinį, tai tu gali labai pritaikyti prie savo interjero, ar ne? Tiek spalvom, tiek vizualizacija visa. Taip, žmonės galbūt kūrė tą namų jaukumą, kai kurie net norėjo pasidaryti namų plytelę savo vanioj, kas... Ta prasme, plytelę vieną? Ne, visas plytelės padaryti su savo kažkokiu dekoru, nes man pasako panelė, tiesiog niekur neranda tokio dizaino, kokio norėtų. O tai įmanoma pasidaryti tokią? Taip, užtrunka laiko, kantrybės, bet tikrai įmanoma. Tai darė? Taip, darė. Wow. Aišku, užtruko ilgiau negu jinai tikėjosi, bet... Kiek laiko užtruko? Su pertraukom jinai darė 2 mėnesius. Nes reikėjo padaryti ir gipsinę formą, kad būtų tas optimalus dydis. Tai rezultatu buvo patenkinta? Pasidarė taip, kaip norėjo? Manau, kad taip. Galbūt kitaip gavosi, negu jinai tikėjosi, bet vis dėlto rezultatas buvo patenkinta. Geras, dar neteko girdėti. Tai gerai, kiek metų tu užsiminėjai jau visai šitą meninę veiklą? Iš tikrųjų, meninė šita veikla, kai aš pabaigiau studijas, aš dirbau mokytoja tiek mokyklose, tiek darželėse, vedžiau būrelius. O studiją jau įkūriau per karantiną, 19-20 metais. Tai jau nemažai. Kaip tu, vis tiek tai yra tavo darbas, taip ir ne, sakykime, ir kaip tu pailsi nuo šio darbo? Ar yra kokia nors veikla be keramikos, be tapybos? Taip, manau, kad ilsėtis yra tikrai būtina. Aš turėjau daug metų pervargimą, dėl to, kad nedariau tokių pauzių gyvenime, tai išmokau iš tikrųjų būti atlaidesnė savo, mylėti save. Tai iš tikrųjų labai mėgstu teatrą, baletą, knygas, keliones, iš tikrųjų labai mėgstu žygius. Tai
jeigu palankus oras, tai tikrai einu kažkur į gamtą. Tai iš tikrųjų man labai svarbu galbūt keisti aplinką. E, Tai jeigu aš pakeičiu aplinką ir išvažiuoju kažkur tai į gamtą, tai aš tikrai labai pailsiu. Ir galiu grįžti su naujom idėjom, su kūrybiniam tokia kažkokio potencialo ir tikrai kokybiškiau dirbti. Užtenka kartais, ar ne, tiesiog pasivaikščiojimo, žygio kažkokio, ar ne, tokio Taip, tiesiog užtenka net vienos dienos, tiesiog kažkur išvažiuoti į kitą Lietuvos galą pasivaikščioti. Minėjai, kad tau patinka ir knygos, ar ne? Ar kiekvieną vakarą skiri tokiai savo veiklai? Ar jau taip savaitės dienomis atsiduodi darbui ir tada jau poilsis? Šiaip labai mėgstu paskaityti prieš miegą. Tai tikrai neturiu tokio tikslo, kiek aš turiu perskaityti. Kartais užtenka ir vieno puslapio. Kartais aš labai mėgstu poeziją. Tai kartais tiesiog atsigeriu arbatos, paskaitau kokį vieną eilėraštį, man jau jaučiu tokią kaip ir atsitraukimą, nes kažkaip, kai vedi pamokas, bendrauji su daug žmonių, labai svarbu grįžti namo ir visą tai palikti už durų, neatsinešti darbą namo, nes galbūt, kai dirbi savo, yra visada tokia pagunda. Namo parsinešti savo kaip ir darbos, mintis ir aš anksčiau tai darydavau ir tikrai turėjau tokį ir nuovargį, ir pervargimą tikriausiai. Ir kaip tau pavyko išgyti, pavadinkim taip, ar ne, nuo viso to perdegimo, kas padėjo? Toks įsivaizdavimas, kad yra mygtukas. Atitini, paspaudi, pradedi dirbti ir išjungi tą mygtuką, tas nematomas mygtukas reiškia, aš negalvoju apie darbą. Net kai man kažkas parašo dėl pamokų, aš tiesiog neatrašau, kartais galiu net į skambučius neatsiliepti, tiesiog tas laikas buvimas tyloje ir labai stengiuosi negalvoti, kas bus rytoj. Tiesiog užsiimti savo mėgstamą veiklą. Tai galiu tiesiog pasivaikščioti. Turi savo darbo valandas, ar ne, pavadinkim taip, ir kitomis valandomis tiesiog tu ilsiesi, nedirbi, taip? Taip, aš turiu ir darbo valandas, ir turiu, aišku, bet visada man gali paskambinti ir mano savaitgalį, bet aš labai jau stengiuosi kažkaip minimalizuoti tą tokį laiką ir atskirti, nes manau, kad kai užima tavo erdvė visą laiką darbas, tai pradeda tavo mentaliniai sveikatai labai kenkti. Taip, tikrai. Ir manau, kad viskas prasideda nuo savęs, nes žmogų gali tik tai mylėti, kai tu tikrai labai myli save. Taip. Ir kokybiškai, aš manau, labai svarbu, kai dirbi su žmonėm, turėti tą tokią mentalinę sveiką sveikatą, kad neserzinti, turėti pozityvumo, manau, yra svarbu. Vidinės ramybės, ar ne? Nes žmonės jaučia, kai sutinka kitą žmogų, jo visą energiją. Taip. Ką patartų mūsų žiūrovams, kodėl verta pasinerti į kūrybą? Nes kūryba, man atrodo, mes visi žmonės yra kūrybiški. Galbūt ne visi pripažįsta ir jie yra kūrybingi, nes sako, aš nemoku nei piešti, nei taipyti, nei dainuoti, nei groti, tai aš visiškai nekūrybiškas, bet kūryba yra iš tikrųjų mumise visur, nes mes ir namus kažkaip apstatom pagal mūsų skonį, ir kažkaip apsirengiam gražiau, ir maistą mėgstam gražų, ta kūryba mūsų seka ir aš manau, ta kūryba yra vertinga dėl to, kad tu gali su savim susipažinti, kas aš esu. Prastis tą aplinkinį pasaulį. Ir nebūtinai užsiminėti kūrybą, tai reikia kažkur užsirašyti kažkokią, pavyzdžiui, studiją, lankyti pastoviai. Kartais užtenka pastabumo, pastebėti spalvas, dangų, tą grožį, kas tave supa, tiesiog. Ir tai dar svarbu išreikšti tą emociją, kurią mes turim viduje. Tai
pavyzdžiui, žinau žmonės, kurie mėgsta šokti, tai visas jie emocijas iššoka, pavyzdžiui, dienos metu. Arba išrašo kažkokias mintis, jie turi mintis ir parašo kažkokią savo, ten gali net ir socialiniuose tinkluose parašo, tai irgi yra kūryba, sudėti savo mintis. Tai man atrodo, tai yra vertinga bent kokiu atveju, nes tam galbūt ne visada reikia laiko, nes galbūt ne visi turi tą laiko. Bet pastebėti, kas tave supa, atrasti grožį, tai man atrodo visi gali. Mažose dalykuose, ne, Taip. pastebėti grožį. Ačiū, Ana, tau už šį jaukų pokalbį. Ačiū tau. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki susitikimo kitam live. Iki.